Sveika, mano miela klausytoja, kažkokiu stebuklingu būdu pataikiusi ant šitos informacijos. Šiandien mes kalbėsimės apie tai, kaip jaučiasi vaikų mamos, kai gražiausias metų šventes po skyrybų tenka švęsti be vaikų vienoms. Šis video ypač aktualus bus toms mamoms, kurioms tenka su tokia patirtim susidurti pirmą kartą, kai skyrybos yra šviežiai įvykę ir kai vaikai dalį švenčių švenčia su vienu tėvu, dalį švenčių su kitu. Šiandien pasidalinsiu truputėlį asmeniškumu iš savo pačios gyvenimo patirties ir pakalbėsim, kągi su tokia savijauta keista daryti, kaip tvarkytis tuo laiku, ypač kai užklumpa nerimas, ilgesys ir vienatvė. Pas mus teismo nutartyje, kaip ir daugelyje kitų skyrybų nutarčių, kai vyras ir žmona turi vaikų, dažniausia praktika būna, kad šventės kiekvienais metais rotacinė tvarka būna paskirstytos arba vienam, arba kitam iš tėvų. Pavyzdžiui, jeigu vienus metus vaikai Velykas sutinka su mama, tai kitus metus Velykas sutinka su tėčiu. Jeigu tais pačiais metais Kalėdas sutinka su mama, tai naujuosius su tėčiu. Kitais metais eina tas pats, tik tai atvirkščiai. Kalėdos su tėčiu ir naujieji su mama. Kaip yra pas mus? Jeigu tik tai tėvas gali ir vaikas irgi nori, gražiausias metų šventes, tiek Kalėdas, tiek naujuosius, aš leidžiu vaikui išvažiuoti pas tėtį visam atostogų periodui, todėl kad visą likusį metų laikotarpį iš tiesų nėra taip dažna, kad tėtis galėtų pasiimti pagal teismo nutartyje numatytus laikus, pagal tą dažnumą, kuris yra numatytas teismo nutartyje, kad galėtų pasiimti vaiką reguliariai, todėl kad tėčio darbo grafikas yra užimtas, be to mes gyvename skirtingose miestuose, todėl truputėlį užtrunka visi reikalai su kelionių planavimu, todėl jeigu išpuola tokia galimybė, aš mielai nuvežu ir leidžiu pabūti, nors ir 2 savaitės tiek laiko, kiek tik tai vaikas nori ir kiek tėtis gali. Tai už visus tuos praėjusius metus aš leidžiu atsigriebti per atostogas tiek, kiek tai yra įmanoma. Didžiausias vaiko auginimo krūvis tenka man vienai, kaip mamai, kartais nuo viso šito krūvio pravartu pailsėti ir apie tai mes truputį pakalbėsime viso šio video eigoje toliau, todėl žiūrėkite į sveikatą, neužilgo viską išgirsite. Esminis klausimas, ar man neliūdna švęsti be vaiko? Ne, neliūdna. Pirmieji kartai, pirmosios šventės tikrai neatrodė labai jaukios ir daug viduje buvo visokiausių minčių, visokiausių dvejonių, truputėlį buvo baisu, na gal ir netruputėlį, buvo keista, buvo nejauku, kai teismas priėmė tokią nutartį, kad vaikas, dar mažas būdamas, dukrai buvo 4 metukai, kad vaikas jau gali nakvoti su tėčiu. Tėtis gyvena kitame mieste, nes mes išsikraustėme iš Vilniaus į Druskininkus, tėtis liko Vilniuje. Ir iš tiesų pirmi kartai buvo įtempti. Kas šituos momentus yra praėjęs, tas labai gerai supranta, ką reiškia mažą vaikutį, dar neseniai, kurį krūtinę žindei, atiduoti tėčiui ilgesniam laikotarpiui, nuolat galvoti, ar tikrai tėtis susitvarkys su visom tėvystės užduotim, kai vaikas yra mažas, jam reikia daug daugiau rūpesčio, daug daugiau dėmesio. Bet aišku, kai buvo 4 metai, jau buvo šiek tiek ramiau, nes vaikas turėjo nemažai savarankiškumo įgyjęs. Bet vis dar tai buvo labai nejauku. Po truputėlį prisipratino pas tėtį nakvoti savaitgaliais dukra ir jau kai atėjo švenčių metas, tai aš atsimenu vieni iš pirmų kartų, tai taip ir buvo, kad Kalėdas berods su manim šventė, naujuosius su tėčiu. Kažkaip taip. O po to mes tiesiog pradėjome tartis iš anksto, ne visiškai pagal teismo nutartį, bet taip, kaip kiekvienas iš mūsų tais metais gali. Jeigu tik tai tėtis galėdavo, aš visą laiką leisdavau sutikti šventes pas jį. Slenkančių grafikų dirbant, tenka dažnai dirbti ir per šventes, kas neretai tėčiui nutinka. Todėl vaikas dažnai ir taip švenčia šventes su manimi. Taip, tai grįžtant prie to klausimo, ar neliūdna švęsti be vaiko? Dabar jau aš žinau, kaip labai produktyviai, tinkamai ir konstruktyviai išnaudoti visą tą laisvalaikį, kurį aš gaunu, kai būnu be vaiko, kad iš tiesų aš juo galėčiau pasidžiaugti ir tinkamai pasinaudoti vietoje to, kad nerimaučiau. Bet vis dar yra labai daug mamyčių, kurioms liūdna švęsti šventes be vaikų. Todėl štai keletas patarimų, kas per šventes galimai padės jums sumažinti nerimą ir ilgesį dėl to fakto, kad vaikai švenčia šventes su tėčiu, o ne su jumis. Pirma, kad ir kokie tie santykiai jūsų su vaiko tėvu, atsiminkite vieną esminį dalyką. Vaikai atėjo į šią planetą su savo karma, su savo istorija,
iš anksčiau, iš ankstesnių gyvenimų ir su savo asmeniniu planu šitam gyvenimui. Ir jie atėjo kurti savo pačių istorijos, savo pačių gyvenimo ir lygiai taip pat atėjo kurti savo pačių asmeninį santykį su tėčiu. Ir vaikai iš tiesų turi teisę į savo gyvenimo patirtį, tiek į gražią, tiek į skaudžią, tiek į lengvą ir malonę, tiek į sudėtingą. Ir dabar aš kalbu ne apie vaikų psichiką, ne apie vaikų kūną, bet apie vaikų sielą. Nors ir nėra lengva iš karto persikelti į sielos lygmenį. Ir mes šitoje fizinėje plotmėje daugiau orientuojamės į išorinius dalykus. Visgi, taip jau yra, kad vaikai turi teisę į savo pačių patirtį ir į savo pačių santykio su tėčiu kūrimą. Nes tai, koks yra santykis jūsų su vaikų tėvu, nelygu jūsų vaikų santykis su vaikų tėvu. Net jeigu tai nėra pats geriausias žmogus, kokio jūs vaikui linkėtumėt. Aišku, čia turiu minty tuos atvejus, kad net jeigu tėvas yra ar narcizas, ar lotosas, ar levandinas, ar dar kokia nors kita gėlė, vis dėlto jis nėra iki tiek išprotėjęs, kad nesugebėtų visiškai užtikrinti elementaraus bazinio fizinio saugumo vaikui. Priešingų atveju beliks kovoti ragais ir nagais už vaiko saugumą, kiek tik tai yra įmanoma. Visgi, jeigu su tėvu vaikams yra bent sąlyginai saugu, tėvas gali pasirūpinti maistu, gali pasirūpinti šiltais namais, gali pasirūpinti fiziniu saugumu vaikų ir teismo nėra numatyta kažkokia kitokia tvarka, tai tam tikrą gyvenimo dalį vaikai praleis su tėčiu, tai tiesiog yra gyvenimo dalis. Todėl antras dalykas, kurį reikia savo paaiškinti, tai kad jūsų poilsis nuo motinystės tai nėra bausmė, o tai yra privalumas. Net jei galvojate, kad vaikai yra didžiausias jūsų džiaugsmas, vis tiek motiniškai jūsų daliai reikia ilsėtis. Taip kaip pavargsta mūsų fizinis kūnas, taip pavargsta ir mūsų vidinės dalis. Nes viduje mes turime irgi didelę, gerą, skirtingų asmenybės dalių šeimą. Ir štai motiniškoji dalis, ta vidinė mama, mes ją labai dažnai naudojame ne tik tai savo pačių vaikams auginti, bet naudojam ir daugelį kitų gyvenimiškų situacijų, tiek darbe naudojame, tiek socialiniam gyvenime naudojame per tam tikrus pagalbos veiksmus kitiems žmonėms. Ir ta motiniškoji dalis iš tiesų ypač pavargsta. Šitas vidinio tėvo resursas gali kaip reikiant nusekti. Todėl gyvybiškai svarbu yra toms mūsų vidinėms tėviškoms dalims leisti atsikvėpti. Rotuojant tas asmenybės dalis, kada kuri reiškiasi, kada kuri veikia intensyviai, mes leidžiame kitoms asmenybės dalims pailsėti. Pavyzdžiui, leisti savo pabūti tik moterim, apčiuopiant viduje tą savo galbūt užmirštą moterišką dalį, ne motinišką, arba pačiai kurį laiką pabūti mažu vaiku ir užsiimti tom veiklom, kurios nereikalauja suaugusio žmogaus susikaupimo, įtampos, atsakomybių, ištvermės. Netgi jeigu paimsite telefoną ar kompiuterį ir sugalvosite, kad jums reikia truputėlį pažaisti, tegul atsijungia smegenys nuo tos nuolatinės programos, o aš esu suaugusio, aš esu atsakinga, suaugusios moterys taip nedaro, suaugusios moterys nežaidžia. O lele, dar ir kaip žaidžia. Jeigu va taip nuo savęs atimsi visiškai visą žaismingumą ir žaidimą, labai greitai įsivarysi kokią nors ligą, neurozę kaip minimum. Svarbiausia sąlyga yra ta, kad tos veiklos iš tiesų turi jums pačiai labai patikti, labai tikti ir kelti malonumą, kelti kaifą. Vienos labiau mėgsta šokti, kitos labai mėgsta su riedučiais važinėtis, kažkas pačiūžas išsitrauks, ant ledo varys pačiužinėti, kažkam geriausia yra su draugais susitikti, pasijuokti, pakvailiuoti, pabajeriuoti. Kiekvienam yra savo vaikiškumas, bet ta vaikiškumo dozė turi būti iš tiesų tokia, kur tuo momentu pamirštat apie tai, kad esate suaugusi rimta teta, kad turite tenai labai daug atsakomybių ir viską suvaldyti, sukontroliuoti. Ir kad būtinai kiekvienas darbas turi turėti didelę prasmę, didelę vertę, didelę reikšmę. Dažnai mes save stabdome nuo tam tikrų labai smagių, žaismingų veiklų vien tik dėl to, kad o kokia iš to nauda? Nei finansiškai, nei karjeros prasme, nei buities darbų padarimo prasme, bet nebūtinai viskas privalo būti pamatuojama tik tai naudos atžvilgiu. Nors aš puikiai suprantu visas, kurios labai skaičiuoja kiekvieną savo laisvą minutę, nes tų minučių nėra daug. Ir kad pasidaryti bent jau tai, kas yra būtina,
būtina, tai to laiko pritrūksta. O ką jau kalbėti, kad mes jį gaišintumėmės ant kažkokių naudos nenešančių kvailų vaikiškų dalykų. Šitoje vietoje noriu, kad sustotumėt, labai aiškiai savo apsibrėžtumėt, kad mama, kuri likusi gyvenime viena auginti vaikus, tai dažniausiai yra likusi viena nudirbti buities darbus, viena išlaikyti šeimą, viena atlikti labai daug vaidmenų, įskaitant vyriškus vaidmenis, jeigu jinai gyvena be vyro šeimoje. Ir tėčio vaidmenį vaikam dar atlieka ne tik mamos. Vienu žodžiu, labai daug visko ant savo pečių pakelia. Todėl susiformuoja toks didelis gniuzulas įtampos viduje. Net ryte kartais atrodo atsikeli ir jau atsikeli pavargusi. Ir kartais būtent ta įtampa pusę energijos suvalgo. Todėl vien tik tais įtampos atpalaidavimas, vidinės įtampos, jau atlaisvins didelį plastą laisvos energijos, kurią bus galima toliau vėliau panaudoti produktyviem darbam atlikti. Įtampa numažina ir tą energiją išlaisvina. Būtent beprasmiai iš pirmo žvilgsnio darbai, kurie neša džiaugsmą ir malonumą ir poilsį kažkurioms labai pavargusioms ir išsekusioms vidinėms dalims. Malonios veiklos jos neturi turėti absoliučiai jokios kitos prasmės, išskyrus patį smagumą ir patį malonumą. Įtampos nuėmimas nėra toks paprastas procesas. Ne kiekviena praktika ir ne kiekvienas spa ritualas gali nuimti tiek įtampos, kiek gali nuimti kartais iš pirmo žvilgsnio kvailas durniavimas. Pabandykite tai padaryti be jokio draudimo sau, neva tai tuščiai gaišti laiką. Išbandykite šitą nemokamą antidepresantą. Tai yra tikras medikamentas sielai. Važiuojam toliau. Dažnai jausti nerimą, pergyventi, švenčiant šventes be vaikų, mus skatina gėda. Ar mes ją suvokiam sąmoningai ar ne, gali būti pasąmoniai užslėpta, bet ši gėda yra labai dažnas kiekvienos iš mūsų moters bizūnas, kokia aš mama nesugebėjau išsaugoti, išlaikyti darnios šeimos arba sukurti darnios šeimos, pasirinkti tinkamo partnerio, tinkamo tėčio savo vaikams, šeima išsiskaldžiusi, šeima nepilna vertė, vaikai kažkur atskirai nuo manęs. Aišku, mes bijom, ar nepuls manęs gailėti, ar nepuls manęs kritikuoti, mokinti gyventi, ar nepuls manęs nurašyti kaip žmogaus, jeigu pamatys mane va tokioj pažeidžiamoj būsenoj, va tokioj nepilnavertiškoj šeimoj, kur vienas šventes aš su vaikais, kitas šventes aš be vaikų turiu švęsti. Kažkokia lyg nenormali. Žmonės visi matys, visi supras, badys pirštais, nes normalios mamos, normalios šeimos švenčia kartu šventes. Normalios mamos, ne be vaikų būna, ne vienos, jeigu turi vaikų, būtinai turi su vaikai švęsti. Bet žinai ką, situacijų gyvenime būna pačių įvairiausių. Ir jos, kokios jos bebūtų, tol kol širdyje tu supranti, kad tai buvo geriausias variantas, geriausias kelias įmanomas ir kad visą tai, ką tu darei, iš tikrųjų ir stengiasi pagerinti savo situaciją, vaikų situaciją, išspręsti šitą sunkų klausimą, kuris tave kamavo gyvenime galbūt daug metų ir kad tu ilgai rinkdamasi pasirinkai geriausia, kas buvo tuo metu įmanoma, kad nieko nenormalaus šitoje situacijoje nėra. Tik tiek, kad jinai truputėlį neįprasta pagal visuomenės normas. Ir tol, kol mes save užsukame tomis visuomenės normomis ir apsistatome jomis, jos kaip sienos mus blokuoja nuo to, kad mes tiesiog ramiau priimtume šitą situaciją ir ją ramiau pergyventume. Ir sakau, šitie procesai labai dažnai yra nesąmoningi, vyksta pasąmonės gelmėse ir iki mūsų jie gali prisikasti būtent nerimo ir ilgesio formomis. Dabar visuomenė labai pasikeitusi, laikai pasikeitę, yra visko kitaip negu buvo kažkada, todėl seni standartai dabartiniams šeimoms, kurių yra labai daug jau išsiskaldžiusių, išsiskyrusių, nebegalioja. Ir tiesą pasakius, šiais laikais, kur iš tiesų principas skaldyk ir valdyk yra užvaldęs visą planetą, tai greičiau normalu yra išsiskyrusi šeima, negu kad darni šeima. Normalu, tai turiu omeny tipiška, nes 80% šeimų pagal statistiką skiriasi ir tokios šventės be vaikų, jos irgi yra šventės ir jas ne traure, ne tragedijoje praleisti skirtas laikas, o praleisti šventime. Tai žodžiu, legalizuojame tą faktą, kad šventė be vaikų irgi yra šventė, irgi turi teisę būti linksma, laiminga, smagi
ir kad nėra jokia nuodėmė mamai kaifuoti nuo tiesiog gyvenimo ir buvimo žmogumi ir šventimo švenčių, net jeigu tuo momentu tu laikinai išjungiai mamos mygtuką, paspaudai pauzę ir tiesiog įsijungiai kitų asmenybės dalių ir kitų funkcijų mygtukus ir įsijungiai kaifo mygtuką, jeigu apskritai pas tave jis dar nėra tenai išlūžęs galutinai. Dabar dar viena priežastis, kuri gali kelti nerimą, ilgesį ir liūdesį, kad šventės švenčiamos be vaikų, tai yra mūsų susiliejimas su mūsų vaikais. O atsakykim, buvo skyrybos. Skyrybos galbūt buvo nelengvos. Galbūt nelengva buvo vaikų vaikystė. Nelengvai galbūt jums sekėsi vaikus apsaugoti, sekėsi juos išgloboti, išmyluoti, išmaitinti su ten krūva kitų problemų, kurios šeimoje tuo metu buvo. Galbūt pavojai dideli buvo. Įvairios situacijos, kurios kelia mamoms labai daug nerimo, nesaugumo jausmą. Ir kartais mes antiek susitelkiam į tą nerimą ir tą saugumo užtikrinimą savo vaikams, tą mėginimą apginti vaikus, apginti save prieš kartais daug stipresnius už mūsų asmenis. Kad visa šita savigyna mūsų užrakina į tą savigynos mechanizmą, kuriame nebeįmanoma patirti ne tik kad džiaugsmo, laimės ir ramybės, bet nebeįmanoma patirti ryšį su savimi. Mes visą laiką fokusuoti į silpnesnių už save gyvybių apsaugojimą ir poreikių patenkinimą. Ir labai dažnai, tenkindami savo išorinių vaikų poreikius, mes visiškai pradedam ignoruoti ir atjungiam savo vidinio vaiko poreikius. O kai kurie net nežino, kad pas mus dar viduje gyvena vidinis vaikas, kuris niekada neužaugs, kuris yra dar viena asmenybės dalis toje vidinėje asmenybės dalių šeimoje. Dar vienas šeimos narys, kuris yra irgi vienas iš pažeidžiamiausių ir trapiausių, jam reikia daugiausiai kartais priežiūros ir dėmesio, ypač jeigu vaikystė buvo sudėtinga ir ta asmenybės dalis yra traumuota. Ir jam lygiai taip pat reikia saugumo, lygiai taip pat reikia globos, kaip jos reikia mūsų išoriniam vaikam. Bet problemytė, kad kai mes į savo išorinius vaikus per daug susitelkiam, vien dėl to, kad išorinės sąlygos būna nesaugios, mes galvojam, kad jeigu mes apsaugosim savo išorinius vaikus, mūsų vidinis vaikas taip pat pasijus pagaliau saugus, mes persijungiam į savo vaikų priežiūrą ir tą vidinį vaiką velkam iš paskos, maskuodami tuo rūpesčiu, kurį mes teikiame savo pačių vaikams. Ir kai tie du ryšiai susilieja, mes dažnai apgaunam savo vidinį vaiką, kad mes neva jo rūpinamės, iš tikrųjų rūpindamiesi kitais dalykais. Vėl kalbu apie procesus, kurie vyksta dažniausiai pasąmonėje, ne išoriniai sąmoniai, gelmėse giliausiose ir tamsiausiose. Dirbdama su klientėm pamačiau tokį dėsningumą, kad iš tiesų klientės, kurių vaikystė buvo kažkiek traumuota, emociškai buvo nebrandus tėvai, taip vadinamos dabar disfunkcinės šeimos, kuriuose užauga dabartiniai tėvai, kurie dabar augina vaikus ir jeigu nedaug dievė dar jie su narcizu sukūrė šeimą, dar savo vaikus bando apsaugoti, tai tuomet ir įvyksta tas susiliejimas vidinio vaiko su išoriniu vaiku. Ir nutinka taip, kad klientė po to, kai turi perduoti tam tikram laikui vaiką pas tėtį ir turi likti viena, keletui dienų, ji nebežino, ko griebtis, ji nebežino, kaip kurti santykį su savimi, kaip kurti ryšį su savimi, o pirmiausia tai su savo vidiniu vaiku, kol jos realaus vaiko nėra šalia, nes tas dialogas su vidiniu vaiku vyksta tik tai per rūpestį su savo tikruoju vaiku. Tai yra ryšys su savo vidiniu vaiku yra pamestas, kaip ir prarastas, išblėsęs arba, kitaip sakant, sulietas surūpinimusi savo biologiniu vaiku. Ir jį reikia atgaivinti, sukurti iš naujo. Ir skirti naujo, visiškai originalaus, visiškai autentiško ir atskiro dėmesio savo vidiniai asmenybės daliai, išsigandusiam ir apleistam vidiniam vaikui. Per konsultacijas daug tenka dirbti būtent su šita asmenybės dalim. Labai didelę problemų dalį mūsų gyvenimuose sukelia būtent negirdimas, neprižiūrimas, neapsaugotas, labai traumuotas, neišgydytas ir nedamylėtas mūsų vidinis vaikas. Su ta kliente, kurią minėjau, kai mes suradome šitą dėsningumą, kad jinai su savo vidiniu vaiku kūrė ryšį per santykį su išoriniu vaiku, mes atidalinome tuos du dalykus, atidalinome jos dėmesį jos vaikui ir atidalinome jos dėmesį jos pačios vidiniam vaikui. Jai pavyko suprasti, ko reikia jai pačiai ir kaip ji pati gali savo tai suteikti.
Tai realiai švenčių šventimas be savo vaikų šioje konkrečioje užduotyje jums yra tik į pagalbą. Ir 5. Tai kągi veikti su savimi pačia, vienai, o gal ir ne vienai, gal su kažkokia kompanija, kai liekate vienas be vaikų švęsti savo švenčių. Visų pirma, kaip kalbėjau, duoti tinkamų veiklų savo vidiniam vaikui, prakalbinti tą vidinį vaiką. Visos veiklos susijusios su atsakomybių, biški priesakymų, primažinimu, su atsidavimu kažkam labai nerūpestingam. Aišku, kaip suaugęs žmogus nieko jūs ten tragiškai neatsakingo neiškrėsit. Važinėkite riedučiais, čiužinėkite ledo pačiūžom. Kažkas net skeitą nusipirks ir mokinsis su juo čiuožti. Kažkas gal nusipirks būgnus arba bent jau pamokas būgnyti. Kažkas galbūt susitiks su draugais ir pradės kurti juokingus kvailus rylsus. Leidžiam sau būti nerimti ir durniuojam. Kad ir kas ką sakytų apie turinio kūrimą, apie rylsų kūrimą, apie visus tas kvailiojimus prieš kamerą, veiklos be tikslo. O Dieve, kaip stipriai tai reikalinga mūsų nerviniai sveikatai. Aš net nemoku paaiškinti šito antidepresanto realios vertės. Iš tikrųjų, tikslas ir vertėjų yra didžiulė. Tik jinai neguli paviršiuje, jinai yra šiek tiek giliau. So now you know it. Toliau, kas dar labai yra gerai? Labai gerai. Labai gerai. Tai yra bet koks judesys mūsų fiziniam kūnui. O jetau, tom akimirkom, kai nerimaujat, tam etape, kai jūs liūdite, nostalguojate, keliauti į lauką ir vaikščioti. Vaikščioti gryname ore. Ypač jeigu lietus, ypač jeigu sniegas, ypač jeigu vėjuota. Va toks yra rezultatas, todėl kad vėjas, sniegas, lietus prapučia, pralyja, praūžia pro galvą taip gerai, kad tenais išjudina tas užrūgusias, užsistovėjusias emocijas, visus tos pergyvenimus, visas tas nesąmonės, kurių savo kartais būna prikalbam. Tas bereikalingas minčių srautas, kuris mus labiausiai kamuoja, jisai kaip tik ir išsipučia erdvėj, lauko erdvėj, tose lauko sąlygose, kurias gamta specialiai mums sukūrė, ne tam, kad mus ten prigazdint, apšiurkštint, o kaip tik, kad mus pravalyt, pastumėti prieki ir trupučiuką išpurtyti iš mūsų visas tas skambančias, žvangiančias visokių nesąmonių, būtent psichikos ir emocijų blokų. Vaikščiojimas labai tinka ir silpnesnės struktūros, silpnesnio fizinio pasiruošimo, silpnesnės sveikatos žmonėms. Globėjiškai ir švelniai masažuoja mūsų širdį, duodamas jai didelį krūvį, bet ne per didelį, kad širdis iš tiesų nuo šito krūvio tik stiprėja. Vaikštant įsijungia biški kiti procesai smegenyse, kas leidžia susilieti labiau tiek su savim, tiek su idėjų pasauliu, su idėjų energetinė erdve, gauti daug geresnių idėjų, daug geresnių minčių, konstruktyvesnių, produktyvesnių. Visų pirma, iškrauti tai, ko nereikia iš galvos ir įkrauti į galvą tai, kas iš tikrųjų yra vertingo, kas eina iš visatos srauto, naudingo mums. Vat mes tai kaip kanalai pagaunam būtent per vaikščiojimą. Negalit vaikščioti valandas, vaikščiokit bent 15-20 minučių. Tiesiog išeikit, apsukit porą ratų aplink namus ir vėl sugrįžkit. Tai jau bus geriau, negu iš viso nedaryti nieko. Didelė rekomendacija viską tą patį daryti kompanijų, kolektyve, jeigu tik tai turite bendraminčių, jeigu tik tai turite antrą kažkokią dalelę, ar draugo, ar giminaičio pavidalu. Kažką, su kuo galite pasidalinti tą savo veiklą, tą savo užsiėmimą, tą savo džiaugsmą. Keliaukite į teatrą, keliaukite į koncertą, keliaukite į šokių treniruotę su kažkuo. Pasižmonėt, pačiužinėt, kaip sakiau. Su kažkuo. Jeigu tik tai turite tokį fainą draugą, tokią fainą puselę bendraminčio, su kuo galite tą savo vienatvės laikotarpį šiek tiek atmiešti. Ir paskutinis, ko gero dalykas, ką dar noriu paminėti šitame video, ką galite nuveikti dėl savęs ir su savimi tuo laiku, kai esate viena be vaikų šventėse. Mokslų, kursų ir visokios kitos informacijos gėrimas į save, tobulinant, edukuojant save įvairiose jums aktualiuose srityse. Ar tai būtų online kursas apie dirbtinį intelektą. Kuo jūs domitės? Jūs stiliumi domitės, jūs teisę domitės, jūs domitės išmaniom technologijom, socialinio marketingo sritimi. Kuo besidomėtumėt, sėdat, užsisakote kursą ir patikėkit, jums tikrai nebus laiko nerimauti, kai jums reikės nerimauti apie tai, kad kaip jums visą šitą informaciją greičiau ir tinkamiau įsisavinti, kurią jūs dabar nusipirkote. Nes kadagi daugiau jūs kažko naujo išmoksite, jeigu ne tada, kai esate be vaikų, kai niekas jums netrukdo susikaupti,
kai niekas neatima iš jūsų dėmesio, neatima iš jūsų laiko, neatima iš jūsų energijos, jūs visą tai galite va taip lazeriu tiesiai nukreipti į kažkokį pasitobulinimą. Tegul tai būna kelių dienų tik tai kurselis, tegul tai būna tik tais keleto valandų edukacija. Nukeliaukit į seminarą, į konferenciją. Ypač dabar kalėdinių laikotarpių labai pravartu tą daryti, galima rasti puikų mokymų išpardavimą ir nusipirkti už labai protingą ir ekonomišką kainą. Taigi pasikartosiu dar kartelį. Švenčių šventimas vienai be vaikų tai ne bausmė, o tai Dievo jums suteikta kišenėlė panaudoti tą brangų laisvą laiką kitiem kažkokiem labai svarbiem dalykam jūsų gyvenime, kuriem prieš tai tiesiog elementariai pritrūkdavo laiko, energijos ir dėmesio. Nes kai auginam vaikus, ypač jeigu auginam vienos, mes žinom, kiek daug energijos, laiko ir dėmesio mes turim suinvestuoti būtent į vaikus. O jeigu šį video pasižiūrėjote atsitiktinai ir jūsų gyvenime tokių problemų nėra, labai jūs tuo sveikinu ir linkiu, kad niekada jų ir neatsirastų. Visas mamas ir visas šeimas sveikinu su šitom nuostabiom šventėm. Ir visiškai nesvarbu, kokioje šeimoje jūs esate, labai darnioje, labai idiliškoje ar subyrėjusioje, išsiskaldžiusioje, nepilnavertėje. Net ir išsiskaldžiusi ir nepilnavertė šeima vis tiek yra šeima ir vis tiek yra pakankama. Aš prieš daugybę metų pasižiūrėjau pirmą Stičio dalį ir iki šiol aš prisimenu ir iki šiol niekur nedingo viena esminė filmo frazė. Tada ši frazė paveikė mane kaip vaistai. Ir ji mane veikia iki pat šiol. Kaip Stičas pasakė, "Our family is little and broken, but good. Still good." Čia buvo Kristina ir mano kanalas Ieškok šviesos viduje. Iki sekančių.